Nu, sveiki dar kartą. Dabar mega siuntinį pakuosim. Siuntinys iš Italijos. Reikia net pasirengti. Prakaitas išmušė. Šiandien ne tik kavos jau. Rimčiau jau žiūrė. Gerai. Žiūrim. Iš pradžių pažiūrėsim, ką jis čia parašo. Tikiuosi negausiu šią detalių krūvas. Taip. Tai čia deklaracija visokia. Diego Virgilijo atsiuntė. Viskas gerai parašyta. Net adresą gerai parašė. Kas keista. Diego Virgilijo iš Vicenzos. Reikės paskui šiandien pasižiūrėti per Google, kur ta Vicenza randas. Įdomu, šiaip įdomu. Taip, gerai. Nu, ir tos adresas pasižiūrėsim. O parašė mano adresą visai neblogai. Dar parašė per eBay. Pasitikrint ir gerai parašiau. Sakau, gal neblogai. Tai va, pirkau iš eBay'aus. Nesakysiu, kiek kainuoja. Bus baisu. Kas dar čia? Nu viskas. Nedėjau visokių pašto žaidžiukui. Žiūrim, kas čia bus. Bus braniausias siuntinys, kad teko siųstas gyvenime. Kol kas. Tikiuosi, kad kol kas. Gal jau... Na, žiūrim. Tai, pist. Ho, dovanų dar įdėjau. Nu, va. Šitą yra toksai atmušėjas. O, įdėjau dar kasečių. Maladėt. Va, gerai padaręs tokius per kraštus. Nu. Tai va, tai viena iš dovanų Fuji Green kasetį įdėjo. 60 minučių dovanų. Nu, malasis Diego, kaip jis tada ką, CD-ing, na, tokia, nu vis tiek įdėjo, šaunu, malonu. Toliau įdėjo Maxell, UR, Position Normal. Nu, faina. Ir toliau matau, ką iš įdėjo, Rax, High Dynamic, irgi normal bass. Nu, tokia irgi, nu, faina, jėga. Nu ką, žiūrim. Ačiū Dievui, matau, kad kaip čia geriau parodyti dabar. Nu, va iš viršaus pakuoti tokią. Buvo įdėta tokį va ant viršaus priklijuota su šitais. Sakyčiau, neblogai. Va iš šonų įdėjęs, irgi atmušėjus. Nu, priekį čia neapsaugojęs dabar, va, jeigu žiūrint. Nežinau, aišku, yra ir geresnių šiaip šustresnių pakavimų, kaip aš mačiau per YouTube'ą. Ten, kai žmonės rodo, kaip supakuoja, ten, kur iš vis ten neprilysi, bet, nu, pažiūrėsim, gal viskas gerai. Kasečių dadėjau. Vienas. Visos pirmo tipo. Nu, bet vis tiek dovanų, kaip sako, faina. O šita va, šitos neturėjo. Šitas CD, man atrodo, turiu. Šitos neturėjo. Šitą turiu. Maxell UR. Nu. Ir šitos irgi neturėjau. Rax. Kem 6 minučių. Visos kem 6 minučių. Na jo, 90-inių nedėjau. Tiek pašikštėjau. Nu ką dabar? Dabar mėginam.
Mėginam tą magą rodyti. Kaip čia geriau padaryti. Nu, paimam lauk. Ką, viskas, daugiau čia nieko nėra. Va, magelis. Žinau, čia nusitrynė. Nusirašė, nusitrynė. Ar matosi kas nors? Nesimato. Gerai, biškai pamažinsim. Pamažinsim šitą. Tai dabar taip. Biškai pamažinsim. Ekstremaliom sąlygom planuojam. Pasiruošę, tai čia. Čia dėl to biškai techniniai nesklandumai. Nu, tuoj padėsiu čia. Turiu čia popieriaus tokių. Kaip sakyt, samadėlką tokį pasidaręs. Nenusiveršė. Tai gerai. Taip. Taip, kompą tada uždarom kol kas. Tai va turim tokį magą. Čia kiaura, kad čia turi būti kiaura. Nežinau. Ką čia turi būti kiaura čia? Gal turi? Bet tikrai čia turi būti kiaura. Nesideda stikliukas. Keista. Labai keista. Nu, žodžiu, reikia apžiūrėti. Nu, čia keista, kad čia kiaura, va šitoje vietoje. Va, šitoje. Man tai keista, kad čia nesideda stikliukas. Nejaugina. Nu, reiks pasigūglinti. Ar čia nesideda stikliukas? Pagal mane tai dedasi. Nu, gal ne. Nu, keista. Taip, ką mes čia matom? Mes čia matom, nieko čia mes nematom kol kas. Įsijungti šviesą, paskui pažiūrėsim. Čia kas čia yra? Taip, mes matom, čia yra knopkės. Nu, reiks pajungsim, paskui pažiūrėsim. Šitas knopkė nusitrynus. Nu, bet jis taip rašė, kad čia nusitrynė yra šitą knopkė. Reikės kažkaip atrestauruoti. Duoti restauratoriam. Visą kitą. Nežinau. Mėginsim žiūrėti. Šitie veikia, šitas veikia. Karočiui, viskas čia įdomi. Daug labai čia visko. Iš šitos pusės. Gerai, kad 220. Turbūt. Na, turbūt, kad 220. Na, nežinau. Jo, 220 rašo. Na tai va, toks pat aparatas. Per daug ko nesubražytas, viskas čia liuks. Biškį pavalyti servetėlim ir bandyti jungti. Na, pažiūrėsim, kas čia darom. Bet man dėl šito tai va keista, kad čia yra kiaura. Kažkaip be stikliukų, nejaugi tai. Nu, blema. Nu, reiks pasigūglinti. Pasižiūrėti. Gal. Gerai, bandysim jungt, kas čia vyksta. Nu, arba palaukit, gal tada iš karto jungiu. Jūs kartu pasižiūrėti. Gerai, nuimu šitus visus velnius. Keistas, kalbėjo kažkokia.
Kavas Italiano. Fiatas papus krato gal. Nu, pažiūrėsim, kas čia bus. Tai, pompariai patronai. Savo papiriukus. Nu jo, štai toks aparačiukas. Gal už tą stikliuką ir kasečių įdėjau tą progą. Taip, gerai, gal gali aš nuimti vieną šitą. O, toks kad bus aukštis. Čia įdomi, gerai. Na, žiūrim. Taip, nureguliuosim čia tuo viską. Nu. Pažiūrėsim, kas čia daros. Nu, tai kažkaip man to stikliuko tai neramu. Mes atjungiam. Atjungsim čajniką. Ką, nuvalom dulkes šiek. Nebūčiau pirkęs, bet pabandžiau, nuleidau kainą. Nuleidau kainą ir viskas, ir nežinau. Susigundžiau. Atrodo viskas gerai, bet tas stikliukas man bliama. Nieko. Jau gal reiks ieškot kažkur. Interneto platybėse. Nu gerai. Kas čia matosi, nesimato? Nu matosi. Nu jungiam, kas čia, kur čia tas povera. O, veikia. Aišku, čia dabar, ką reikia vaiti į mašiną, atsinešti kolonkės, netgi atsivežiau šitokią progą. Tai tada jungiu, įsijungsiu kitą video, kai su kolonkėm, tada iki.